too high. To hide. Gerai. Kaip jautiesi, Andriau, praėjus mėnesių nuo projekto pradžios? Šiaip jaučiuosi gerai. Atsimenu, atsakinėdamas pirmus klausimus, sakau, kad noriu išsiugdyti discipliną. Tai tikrai dėl to džiaugiuosi, pavyko per mėnesį pagaliau. Savijauta irgi gerai, lyginant su pirmom dienom tikrai ir lengviau. Ir pagal tos, kaip sakyt, rodmenis matosi, ir pulsas visai kitaip, ir atsistatymas visai kitoks gaunasi jau. Tai super jaučiuosi. Šiaip labai gerai, tikrai matau rezultatus ir atrodo viskas, kas sueina į šitą projektą, jau tiesiog pasidarė net rutina, tokia gyvenimo dalis, tai tikrai gerai jaučiuosi. Tai jaučiuosi tuo pačiu išsekęs, bet tuo pačiu ir po truputį stiprėja viskas. Aišku, dabar lengviau keltis, aišku, anksčiau keldavosi, bet tik iš reikalo, nes reikėtų kažkur darbą važiuoti, o dabar tiesiog visada 5 valandą kaip ir atsibūdęs. Ir susidėliojo dalykai lengviau pasiruošti iš vakaro, pavyzdžiui, maisto, kas, pavyzdžiui, anksčiau nebuvo įmanoma iš vis. O kas buvo sunkiausia pačioje pradžioje? Pačioje pradžioje tai gal buvo sunkiausia priprasti prie maisto gaminimuose, nes neturėjau tos tokios rutinos įsigyvendinęs, vis kažkur ar kavinėje, ar kažkur. Ir namie teko skirtam laiko, kol įsiugdžiau tą įprotį. Ir su atsikėlimu būdavo problemos, labai sunkiai lipdavau iš lovos rytais. Net nežinau. Turbūt anksčiausiai keltis į treniruotes, o šiaip, nežinau, prie visko pripratau, iš tikrųjų atrodo net tas valgymo planas buvo lengvesnis iš pradžių, bet einasi neblogai. Tai. Pradžioje buvo sunkiausia atlaikyti krūvį, nes buvo disbalansas tarp rankų ir kojų. Viena koja stipresnė, kita ranka stipresnė. Tai labai pervargdavau ir perstumdavau vieną tą silpnesnę dalį. Tai ir po mėnesio laiko jauti kažkokius pokyčius fizinius, o gal psichologinius? Jeigu atvirai, tai jaučiu ir tos. Fizinius, tai lyginant, galiu puikiai pavyzdį duoti, buvau po 1 savaitės krepšinio turnyre ir dabar, po 4 savaičių. Tai ženkliai visai kūnas kitaip dirba, kitokia savijauta, visos, kaip sakyti, liaudiškai tos pompos nebegauni. Ir taip toliau, o psichologiškai taip pat. Kažkiek lengviau galbūt, darbe tas stresas nebebūna toksai stresas, kad eini patreniruotės visas įsilies čia, tai tik tai vien pliusai. Truputį fizinis ir aplinka pastebi truputį. Ir jaučiuosi gerai apie save, tiesiog galvoju, kad dirbu dėl savęs ir šaunu, kad einu toliau. Tai fiziniai pokyčiai. Bėgimo diržas vakar buvo per mažas, reikėjo persirišti. Kaip dar aš nedarau tempinių bėgimų, tai kaip ir atrodo, kad lengviau bėgasi. O iš psichologinių tai nežinau, gal tiesiog atsipalaiduoju dar dažniau, nes anksčiau visą laiką būdavo
pabėgimas iš realybės, tai bėgimo metu, o dabar dar ir salėje galiu biškai atsijungti nuo aplinkinių problemų. O ar gauni palaikymą iš aplinkos? O gal atvirkščiai aplinkiniai tavęs nesupranta ir kaip tave tai veikia? Palaikymo tai kaip tik labai gaunu daug. Turiu keletą draugų, kurie pastoviai, net pradėjom juokauti, kad jie kaip coacheriai, pastoviai klausia, kas porą dienų, kaip svoris, kaip apimtis, kaip tau sekas ir taip toliau, palaiko. Tai tik tai teigiami visi. Aš labai gaunu daug palaikymo. Smagu, kad ir maniškiai, galima net sakyti, ir prisideda prie to tokio mano plano, ir draugai labai palaiko, tai tikrai yra daug smagiau ir labai gerai. Gaunu palaikymo iš trenerių, iš Tomų labai dažnai, tada Andrius per dantį traukdamas irgi palaiko, o šiaip tai palaikymas yra, nedaug žmonių šiaip žino, bet kas yra pamatę istorijos, tai irgi sako, o faina, aš irgi norėčiau prisidėti, bet sako, aš neturiu tiek daug viršsvorio, sakau, tai ne problema, vis tiek ateiti į klubą pasportuoti. Tai jau žinau, kad yra keli žmonės, kur irgi nurodens, sako, jeigu tu toliau eisi, aš prisijungčiau prie tavęs. O projekto komanda, ar pavyko susibendrauti? Pavyko tikrai su kai kuriais, čia tiek su treneriu Tomu, tiek su Robertu iš anksčiau pažįstami, kaip sakyti, universiteto laiku, su kitais irgi atradom tą santykį tikrai ir nesam kažkokie priešai ir pajuokaujam ir pasidžiaugiam kartu per treniruotės, tai viskas gerai, kaip užsimezgė naujas pažintis, kaip sakau. Manau, tikrai pavyko, visai pabendraujam per treniruotės, ypač su treneriais, nes labai faini visi, bet smagi kompanija, matosi, kad vieni kitus palaikom, tai tikrai. Tai su treneriais labai lengvas bendravimas, aišku, Tomai labai seniai pažįstu, Andrių irgi labai seniai pažįstu, tada Joną žinau per kitus aplinkų, nes jo merginą praktiką vedu, o šiaip kiti nariai, šiek tiek tylesni, ne taip linkę atvirauti ir bendrauti, tai svarbu nesipykstam ir matau, kaip jie stengiasi ir aš vytis juos ir viskas. Gerai, o apie mitybą dabar kaip sekasi, ar nejauti alkio jausmo? Ne, nejaučiu, kaip tik net sakiau, kad Vilti ir Tomui, kad net aš gyvenime tiek nevalgydavau, kad ten 5 valgymai ir toksai sotus jauties, tai tikrai nėra jokio kažkokio alkio. Aišku, būna tų kartais tokių, kaip sakyti, nuotaikų ar emocijų, kad nori kažkokios picos ar kažkokio nesveiko maisto, bet stengiasi, kaip sakyti, siaugyti tą valią ir nečytini. Praeini kažkaip ir viskas gerai. Ne, šiaip sekasi tikrai gerai, viskas susidėlioja, kartais net būna atvirkščiai, kad nenoriu labiau valgyti, negu noriu, tai puikiai sudėliota, viskas gerai išeina. Alkio jausmą visada jaučiu, o sunkiausia yra streso metu. Neužsukti į parduotuvę, pervažiuojant iš vienos vietos į kitą darbę ir neprispirkti nesąmonių. Bet susitvarkė, nes už tai. Atjungiau kortelę mokėjimo iš telefono ir kortelės neimu ir pinigų neturiu grynųjų, tai apvažiuoju ir viskas. Be to, kuomet pradėjau daugiau gert vandens, nes anksčiau būdavau iki 2 litrų, tai kaip visą laiką labai jaudusas alkis, o dabar tiesiog, kai noriu valgyti, prisigeriu vandens ir tiesiog tada šiek tiek nurimsta jau. Kokio patiekalą vis dėlto ar desertą labiausiai pasiilgai? Patiekalą labiausiai pasiilgau sesers kugelio kepto. Tai nežinau, kai baigsis projektas, sakiau, leisiu savo, bent kasnelį. Net nežinau, turbūt kažko su makaronais. Čia tokia mano silpnybė, kur tikrai mėgstu šitą turbūt kažko tokią. Labiausiai pasiilgau turbūt lazanijos. Gerai, ko palinkėtum savo ir kitiems dalyviams likus pusiai projekto laiko? Tai palinkėčiau savo tai pasiekti užsibrėžtą tikslą, o dalyviams tai nepamesti tiesiog to kelio, nes tikrai visiems gerai sekasi. Aišku, vasarą ir taip toliau, vieni išvažiuoja, kiti parvažiuoja, bet tikrai visi laikomės, tas branduolys yra išlikęs, tai tiesiog palinkėjimas nepamesti kelio ir siekti tikslų toliau. Pasimėgauti kiek liko, toliau laikytis ir nepabaigti savo planų su šito projektu, kai jisai baigsis ir eiti toliau. Savo ir kitiems dalyviams norėčiau, kad nepaleistų vadelių, kad nebūtų, kad va jau kažkur pasiekiau savo pusiaukelę, tai dabar galiu gal biškai atsipalaiduoti ir kažkaip datrauks mane treneriai iki to rezultato. Trenerių visada noras yra viršyti rezultatus, tai to pat norėčiau ir aš. Ir norėčiau, kad lankytų aktyviau treniruotis.
nes daroma jos dėl jų, ne dėl trenerių. Treneriai turi kasdien treniruočių ne vieną, ne dvi. Tai.